Sveiki sodininkai mėgėjai, 25 metai rugsėjo 6 diena. Noriu kizilą parodyti. Cornus mas, geltonžiedė sedula, Lietuvoje vadinama, o kitur yra žinomas kaip kizil. Štai derlius labai didelis, kadangi žydėjimo metu šalnų nebuvo. Šalnos atsirado paskui. Nuo jų nukentėjo, kaip žinot, ir vynuogės, ir graikiniai, ir kiti augalai. O vat Cornus mas nenukentėjo. Pilnutėliai pasikrovė. Čia buvo augalas iš Lenkijos šitas. Tai man teko jį perskiepyti, kadangi labai prastos uogos buvo. Prasta labai kokybė. Tai aš jį perskiepėjau. Visus irgi perskiepėjau. Ir šitą gavau iš jauno matelio geros medžiagos labai. Tai dabar irgi visus kitus perskiepėjau, va štai kaip įdomu. Kreipkite dėmesį, čia yra Vidubieckiai, aš įpirkęs tokį. Vidubieckiai. Dar nesunokęs. Čia iš matelio sava šaknis, čia biški mažesnės uogos, bet irgi nėra mažos. O čia va aš tą patį Vidubieckiai perskiepėjau į šitą medelį. Jis kriaušės formos uoga. Nu ir čia va paskiepinau dar iš matelio. Ten to pačio medžio dvi veislės yra. Kitus taip pat taip darysiu. Tai va, pabandykim pažiūrėti dabar. Koks svoris, va truputėlį jau pririnkau. 10 uogų. Kiek sveria 10 uogų. Ir žinosim vidurkį. Taip, nutarinau nuliai. Ir žiūrim. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Taip, ką mums rodo? 41 ir 4 gramo. Tai va, įsivaizduokit, kokia didelė uoga gaunasi. Vidutiniškai vienos uogos būtų 4,8. 4,6. 5,5. Nu vidurkį matėt, galima išsivesti. Darysim pastilas. Va dabar pakratysiu ir pradės masiškai byrėti uogos. Jas dar reiks palaikyti parą laiko. Ir tada padarysim pastilas. Va toks rezultatas. Šiandien kitą veislę paskyniau. Šitie gal kiek stambesni už tuos kriaušinukus. Kriaušės formos Vidubieckiai. Vat nutarinau ir pažiūrėsim, kiek sveria. 10 vienetų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 51 su trupučiu. 51. Nu, va šitie šiek tiek stambesni. Jau pradėjo beveik nokti. Patiesiau palas, kad būtų švarūs ir gaminsim pastilas ir uogienę. Uogienė labai skani.
Taigi minėjau, kad pagaminsiu kažkiek tai uogienės, pastilų. Tai vat pažiūrėkit, kaip atrodo pastilos, kas nematėt. Vat dedasi riešutai. Prieš tai reiškia sutrint uogas, nukaulint. Dadėt cukraus, kad ilgiau stovėtų ir būtų skonis geresnis. Na ir paskui pakepini riešutų, va taip maždaug sudėdė ir gaunasi va toks vaizdelis. Labai skanu, patikėkit. Čia va pirminės uogos. Čia jau ir vynuogė sunokė, padėjau specialiai parodyti, kaip atrodo iš mano sodo uogos. Nu ir vat kaip atrodo geltonžiedė sedilo, kizilas arba kornus mas. Šalia degtukų dėžutės. Naminis šokoladas.